Džiaugias uošvė rankom ploja, kad dukra gavo artoja. Ir apars ir apakės, abu laukus jai reikės. Suprantat, berniukai, apie ką ši dainelė. Bet dabar ne apie Blecpas ir Blevizgas, o apie šito, va šitais va Triperiaus tiltą. Vienu žodžiu atsirado toks tik 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 garselis. Dar negana to, na čia dabar nesimat, bet aš pabandysiu jums užkurti, karočią, ir parodyti, pasiklausyti, kad jeigu jūs išgirsit tokį garselį, imkitės veiksmų, pas man taip pat užsikur, normaliai, kaip normaliam kaime. Vienu žodžiu, netarškėjo, nebarškėjo, vien syk jau buvo išsitaškęs tiltas tam traktoriui senajam savininkui. Tiesiog važiavo. Ir aš šituri, kad jisai taip pat spraksėjęs, traksėjai, bet ten, nežinai, ne vis taigi ir tokius dalykus. Ir tiesiog, sak, pjau, ir bum, trakški beriokšt. Nu kaip tiltai, kad bimbalam per varžybas, kad išsitaška reduktoriai. Tai taip pat čia buvo. Ir gerai, kračiu užkuram. Aš pabandysiu jungti, galbūt jūs girdėsis. Niekuomet nepalikit kranelį. Nes pribėg pilns variklis, karočią. Jeigu nepatinka. Gerai, gaziuką. Nu dabar pabandysim pasiklausyti. Nebuvo. Tiesiog kažkas susidėvėjo, klibo velinas, velins varomasis klibo. Ir galbūt iš ten ir tas tak bus jau paėsta, aišku, dantračiai, nežinau, ar ten, nu, būt gerai, kad būt tik tais guoliai, subiriau neguliavėtės. Bet dėl guliavėčių irgi aš nepergyvenu. Šitas, va, galit ką, žolę pjaut. Čia ką tą žiūrė. Ką ten matai? Ką? Merga užuodį. Jaunuolį. Kokių mergų tau? Vien žodžiu. Šitais. Varomas velins yra tabalai. Jansai va taip pat laužėsi. Ir galbūt nuo to kyla tas tik tada, kai važiuoji į priekį, nes nuvažiuoji 100 kilų į priekį ir 1 kilometrą atgal su tokiu aparatu. Tai va, reikėtų kaip nors čia išsilukštenti. Čia kažkoks yra atsileidęs varžtelis, arba čia tiesiog sriegi, nebėra čia bikai, man atrodo, netgi bikai ir įsuktas šitais. Skersai ir čia suka, kolai pasuk, bijo, kad nulūš ir nebesuka. Tai čia jau sriegi nebebus toj vietoj. Beveik galiu garantuoti, nes išakės matau, kad ir žiauriai skipai įsuktas tas varžtas. Nežinau, kodėl taip suka kažkas, bet taip išėjo kažkam. Nu, dar šitais yra kažkas, nežinau, čia aktualu. Bet čia huinė, dėl tik tai čia pajubati. Dabar man tas nedomina, man dabar reikia išsikrapštyti tiltą lauk iš čia. Aha, matau, antais gaikis 13 ir iš apačios ir įtariu bites, kad reikės laikyti iš šitai čia. Jo, čia irgi gaikis. Nu, kaip ir viskas aišku. Tirli, čia viskas aišku. Vo, radau dar vieną siurprizą. Čia salniką nebėra. Vadinasi, tepaliuko viduj galimai irgi nebėra.
arba jo jau labai seniai ten nebėra. Ir nežinau, kodėl ansai čia taip daro. Ans taip neturėtų. Čia ir stabdžių diskus paspaudyti, tipo ans turėtų stabdyti. Bet kodėl ans taip šitais tintal, nežinau. Išardysiu, išsiaiškinsiu, kaip čia veik. Viskas čia klim. Reikės viskas sutvarkyti. Čia vat matos šitais, kad norėtų rasuoti, įtariu, kad salnikiuks turėtų būti viduj. Nu, bent jau aš norėčiau, kad jis būtų viduj. Bet nežinau, ar čia bus salniks, ar tiesiog vailoks koks nors užkištas. O, šitais kokie laisvumai. Tokius laisvumus. Pabandysiu vis pašalinti, kad nebūtų tokių visokių šitais kiber, tintal. Nes čia yra amžiaus tam tiltukai, jeigu ant nekainuotų 400 naus. Tai aš aišku, čia nesipiščiau sono. Jei eitų nupirkti už koks, naus kainuotų 200, pizdu nusipirkčiau. Iki man grabo lentos užtek, nes ant skaityk ir 23, 27 tiek metų jau jau čia važiuoju. O patikėkit, ane nestovau, atsistoja kažkur, kaip žinai, kur kad sako pardavimus, kur ir, ble, čia mažai pjovės. Kas perk, ble, traktorių ir nepjaun sonų, pats pagalvokit. Ble, dalbajopsti, gal patikėt, kad ant ir ilgai stovėjęs ir anus pastat tik tada, jeigu ne užlinks, nahui. O tada nevažiuoja. Čia tas pats kaip su krosiniais motociklais visokiais. Kai įdat skelbimą, padaryt, karočią, kapitalins, pavažiavau 3 valandas ir parduodu. O iš tikrųjų, ble, visi dapis, nahui, nusiperk, susitvarko dapis visas valandas, kad ten liek bevažiuoti 10 valandų, 20 ir nahui įpisi pardavimo žmogus, katras nėra susidūręs su tokiais dalykais, ans nežino nei kaip ans turi eiti tas motociklas, nei kokį garsą turi skleisti variklis, ten apie barškėjams, tarškėjams, ans įpisti nusiperk. Ir sako, o šitais, ble, ir po kapitalinius gzaibys viskas nuplauta, blizg tas pats su tais traktoriukais. Kad ant gražiai atrodo, da nereiškia, kad ant gražus ir yra. Nučiumpam raktusą girdi. O, kad čia ir pritrūbyta. Čia ir kiaurai. Va, kiaurai. Būtų miela ir malonu, kad čia nebūtų užrūdyje. Labai tikiuosi, kad senais savininkas yra į kažką pamirkęs tus varžus ir prakišęs. Nes bus problema, jeigu čia nutrūks. Ajajaj. Nu, bet huinė dėl to. Pilt jau nebėr. Išsėjom kaip 3 kapeikas. Va. Paren litos. Kažkur bandysim pasidėti. Čia kol kas nesuprantu, kodėl ir taip vat. Matau išlici, bet šitą ir išlicių gal nebebus. Nu, nežinau, reikės išardyti, pažiūrėti. O šitais, kas vat ardot kažką, jeigu bijot, kad, nu, nesurinksit varžto ar ten pamiršit kažką, kur ką, kokį mazgą ar komponentą išardot varžtus, tiesiog susisukit, įsikabinkit ten, iš kur išsukot ir paskui surinksit ir po metų, ir po 2, ir po 3. Pamatysit. Dabar reikia kažkur pasidėti, na, ant kažko padėti ir skruosim. Va. Nulūžė. Tiesiog nulūžė. Su tokiom technikom čia ir visiškai natūralu. Visiškai normalus dalykas. Bet dabar taškai ne. Šiais laikais nerus laikai ir aliumų virint kas trečiam garaže. Problemų nėra su to. Bandom atverti čakras. Kliba, gerai. Pabandom. Antu taip lengva tipo ir išsimausi. Na, o. Dabar atsargiai, kad ten kažkur kažko nepamestumėm. Ką čia matom? Daugiau, man atrodo, ir žemių kažkokių stepulų maišytų. Kas čia dabar toks. Matas, kad kažkaip į vidų patenka to, ko nereikėtų, kad patektų, bet tai čia ir normaliai. Ok, šakutė. Ai, va, žiūrėk, šitais kas čia yra. Čia turėtų būti
Nu nėra. Įtariu, kad antais vidų ir guliukus. Bet tepals čia gal bėgt lauk, tai čia ir čia manžetą reikėtų kažkokį tokį. Nu, suprantat, tokį manžetuką, nes per čia išbėg, žemė aišku suki praeina. Nu, kas čia ir buvę, ne tarpinė, o hermetikas, kas čia vidų yra. Biškai žvyro jaučiasi, nėra gerai žvyrs, aišku. Bet, hui ne, mums svarbiausia, kodėl tu klibi. Šitai, va šitas. Kaip dantukai. Biški tokie va pasiplakę. Jau. Čia tokį labai smulkus ir labai pizdavots reikals atburti tokį. Būtų neįtikėtina rasti ant jo kodą. Bet žiūrėk, šitas va keičiasi. Ant nusėjimo. Jeigu nusėjimo, galbūt netgi ir šansų rasti naują. Nu, reikės išnagrinėti, gal bus kodas. Ką čia dar turim? Čia nėra jokių salnikų niekur. Tiesiog. O taip va. Ant durniaus visai. Visai ant durniaus padaryta viskas. Kodėl taip yra, aš nežinau. O šitais ir salnik. Nesalnikai, jau manžetai. Tas va yra šitai suplyšęs. Tas dar sveikas. Taip pat ir čia turėtų būti. O kaip čia kas kur ir. Galbūt va čia va po to vidui turėtų būti. Viskų išsiardysim. Ir susižiūrėsim. Dabar čia vat reikia viską išsiplauti, išsivalyti. Išsiplauti žemės, išsivalyti ir pažiūrėti, kas ten ir. Ten turėtų būti guoliai. Ar ten tipo nėra jokių guolių. Nesąmonė, kad čia nėra guolių. Nu, blėt, tokioj vietoj čia. Ir datinukai tokie va mažiukai. Bet čia jau ir tik pavadinimus aš jį turiu, kada ne ir. Bandysim iškrapštyti. Karočiui viskur reikia išardyti. Kas čia per šakutę? Paprastai išsiima. Kaip muraveikus. Čia reikia irgi nusivalyti, manžetukus susirasti. Guoliuks va, svarbu nepamesti. Tiek žinių. Tau reikia dabar išsiplauti ir pasižiūrėti, kas ten dabar gaunas. Tak. Ant steifa kaip stov, kadangi ant visas steifa kinkt iš šoną, nueina, palinkst iš guolių ir ant sai tak ir daro. Jeigu ant tiesiai, bet neklibėtų steifa. Tada skabintų per visus dantračius, per visą. Nes ir palei išdilimą matos, kad ne visiškai visą plotą užim. Kabin kokį 8% gal tik tais. O 20% ir viskas liuks. Kadangi jis va taip pasviręs yra, na, išplakė taip. O čia va šitais tie tai čia normaliai atrodo. Nėra bėdos. Dar man nepatink biški laisvumas tos ašies. Ansai sudį. Iš čia va taip va juda. Biški va. Reikėtų kokį šaibenską gal pakišt, kad stabiliai stovėtų savo vietoj, nes tas irgi įtakas tur laisvums padidėjo. Čiut per pėdis plaukė, jau ne taip kabin. Dantelis jau drožas dyla, pjaun viens kitą ir taip gaunas. O tokie dalykėliai su tais šūdais, senais kibirais. Na bet įkapį.
Guolius nusipirkti. Nusipirkti guolius. Neturiu suko pašildyti. Nenoriu šiausti. Kad turiu suko pašildyti, pasišildai, aliums išsiplėti, labai lengvai paukšt ir iškrenti guoliai. O dabar, kad ir šalts visus trauks, tai šūds gaunas. Jau čia darbą galbūt nusiveši pasišildys, nes neturiu, blėd, nerizak. Su to šūdu šitai bandžiau šildyti, bybis eik, čia gal nebent cigaretų užsidegti daugiau, nes vapšiai niekam netinka. Čia ganėtinai ir tos mesos, ir ką pašildyti. Nusipirkti guoliukus pasikeisti. Guoliukus ir gal dar man pavyks taštis va susišaudyti. Naujų nėra, visiškai nėra naujų, ble, googlinau. Nėra, iš vis niekur neradau. Grinai va tokių. Yra aplinkoj, bet vidurių naujų nėra. Dėvėtų tiltų irgi neradau. Nu čia, aišku, reikia skambinti tiem, kad ardo tus visokius šūdus. A ne ten tur turėt prisardyti turą, ne ten visokių šūdų, ble. Nes tie tiltai ne vien tik jam tada ėjo ir į Husvarnas, į daug traktoriukų visokių, karoči ten, nežinau, 15 markių gal. Į daug kur, grinai daug kur, grinai tokie patys. Tai tų dalių tikrai čia ir šansų susišaudyti, ir neblogų. Gal net visą tiltą paimti už protingą kainą būtų. Jeigu, aišku, neklibėtų, va tas va šitais, va. Nuvarai, žinai, pirkti, pasižiūri, tas, va, jeigu tas gers ir šitais neišpis, neišbildins. Tai vadins, tilts gers bus, tai čia nenupisti. Bet jeigu ten bus, va, taip pat tabal švabal, nu tai, neaišku, kiek važiuosi. Kol čia kažkas kažkur užsikirs, bus triokški beriokšta. Arba tiesiog nužys ir suks aplink ir nebevažiuos. Toks tokelis. Dabar šaudys dalių, guolių. Rinkti atgal ir žiūrėti, abe barškės ar ne. Sustabdžių niek nedarys, iš vis jaučiu išmes lauk, nes ant mane ir visiškai nereikalingas. Čia ant iš vis ir nutrūkęs, kas čia ir aš nesuprantu. Atitrūkęs, kas čia, tas prito turėjo būti, kas čia ir aš, ai karoči. Niekam nereiktų stabdžių. Stabdžią tik bailiams, tai ir, a ne. Tokie skaitos šildymo darbai. Nepersistengiam. Neskubam ir viskas bus gerai. Na va, kelias minutės šitais. Paukšt, lengvai, švelniai. Guoliukai ir išimti. Net nepasižeida. Labai lengvai šikalė. Drykst. Dabar, nu, tas aiškiai žemsi krita. Dabar tik naujas nusipirkti. Prasismiliavom, kad nebūtų šiukšlių, visokių šūdų svaršikui. Nuvešim, privėrins. Bus kapnaus. Nu va, su pėckeliuoju maniai. Pėckelis. Bet nežiūrėkim į tą siūlę, kaip ant čia atrodo iš lauka. Bet šitais viduje matos, kad ir kiaurai prasivirinę. Vadins, laikys. Čia ant sakė specialiai man užmetė tokių kurkulų, kad kokie caikacokant nenulūštų. Nu, bet mes dabar patepsim varžtus ir sriegius, kad nepridžiūtų, nes metalas, aliuminio sriegios, pat žinot kaip gaunas. Dabar visą bėdą ir šitais va su tuo šūdu. Vien žodžiu, guoliai yra coliniai, amerikietiški. Anų gauti, fizinės parduotuvės šansų nėra. Niekur, ta prasme. Čia, Klaipėdos rajone, nėra. Patikėkit, visur praskambinau. Į visas grinai krautuvės, žiūrėjo net savo katalogus, visas internetinės lietuviškas krautuvės, dviejos krautuvės, ai ne, vienoj parduotuvėj lietuviškai buvo,
bet sandėlį neturi ir kaina vieno guliuko 6 eurai. Tai aš iš Lenkijos užsisakiau grinai, tokio pačio gamintojaus, grinai viens prie vien tokius pačius vienas gulis eurus 20, tai pasiėmiau 4 ir va taip, nežinau kada išeis, kada atsiūs man, ar per 2 dienas, 3 dienas, nežinau, dabar yra antradienis, o dabar šitais varysim parsivežti kitą šitą, geresnis būklės. Nes šitą gauti irgi nėra jokių šansų. Tai laukiam golių dabar. Šitais, parsivežėm tokią nuolaužą. Davė vieną tokį, tas ir biški toks jau čiut, bet daug geresnis negu kad ir šitas va. O šitas va. Iš vis ir kaip naujas. O guoliai net nejuda, nei vienai kit pusę, ta prasme. Lediniai guoliukai. Lediniai. Kol man ten tie ateis, dabar išsimausiu ašį, imsim gražiai guolius pasišildę ant dujinės ir susidėsim į šitą aparatą viską. Viską nusitrinsim, nusiraibalinsim, susitepsim su germetika ir bus nakadu. Šitais, žiūrėk, ger turiu valyti šitą tokiam šūdam. Čia yra kurkė. Kaip gerai, nuola, vis šūda. Vis šūd nugrund, nereiks apėlio, kur tyru dročinti. Nu, все, surenkam, susitepam, čia dar iškrapštom tą žemės, kiek įmanoma iškrapštyti. Prasiplaunam, su kokiu galbūt netgi benzinu praplausiu. Čia jau tų šūdų čia nebe ko rodyti, nes čia taip viskas visiems aišku. Surenkam, bandom montuoti atgal ir pažiūrėti, kaip čia, kas čia, kur čia, kaip čia išeis mums. O barškės, nebarškės, važiuos, nevažiuos, bus matyti. Va, matosi. Čia yra nudilęs kaip peilis, jau yra aštrus dantis. O čia vat yra buki. Va, matos, kad ir dirbęs, bet su gerais guoliais. Tiesiai ėjęs, tai tvarkingai va šitais nudilęs. O tas va šitais va kiek va ir išėsts. Nudaužyts va visur. Turėtų eit gerai dabar. Все, tiltėlis ir veito. Sukroviau viską greit surinkau. Čia šitais va. Nebėr visiškai jokių laisvumų, jokių klybėjimų. Kur buvo tintal, švampal. Va. Čia tas va atrodo gaidiškai, bet kai tu važiuoti pradedant šiaip nesisuk, kol tu neduodi gazą. Paskui ten kaip variatorius veikia, tas diržas taip pat rupt ir tada čia niekur nekliūnant. Nu va, makulėlį. Bereik užkurti ir pračekinti. Bet jau matyt gal ne apšį vakarą. Vėlai bėr. Gal rytoj pažiūrėsim. Все. Pralikiau. Visiškai nebėra jokių pašalinių garsų. Visiškai jokių tratra, brabra, bribri, brubru. Viskas ašibis. Priek atgal važiuoju puikiai, laisvas, netrašk, priek netrašk, atbalins netrašk. Labai gerai, čia remontas. Čia vat plius kai tik nebeklib, nes čia tintaliavo, daug tiksliau bėginginės. Čia irgi nebėra jokių šitais laisvumų. Viskas liuks turėti. Liuks. Išėjai susiremontuoti. Labai gerai. Tik kaip važiaus, neaišku. Praliekiam. Iš gazrai paduoti. Nu, kakų.